Krūtinės diena yra toks klausimas, tokia problema, kad atliekant štangos spaudimą kampu, krūtiniai smarkiai padeda priekinė pečių dalis. Tai kaip šitą problemą spręsti ir pirmiausia, ar tai iš viso yra problema? Tai nėra problema naujokui, nes naujokas dar neturi dominuojančių ir atsiliekančių raumenų grupių. Jo atveju viskas dar yra atsiliekantis arba viskas dar yra silpna, todėl jam nereikia užsisukti galvos dėl izoliacijos, kaip vieną raumenį atskirti nuo kito, jam tiesiog reikia didinti bendrą raumenų jėgą ir bendrą raumenų masę ir tegul viskas auga. Ir tai nėra problema tada, kai sportininkas turi silpnus pečius. Tarkime, mano atveju aš turiu silpną krūtinę, silpnus pečius ir dominuojantį tricepsą. Ir kai aš atlieku štangos spaudimą kampu krūtinį ir pečiai mano krūtiniai padeda, kadangi pečiai yra atsiliekanti raumenų grupė, tai mano atveju nėra blogai, kad jie papildomai dirbs. Blogai yra tada, jeigu pečiai yra stiprus, krūtinė yra atsiliekanti ir pečiai atima darbą iš krūtinės. Ir kaip tada šitą dalyką spręsti? Dorianas Jeitsas, misteris Olimpija nuo 92 iki 97 imtinai, yra sakęs, kad pats draugiškiausias kampas krūtinės viršutiniai daliai, kada pečiai negali smarkiai jai padėti, yra neįprastas 45 laipsnių kampas, kurį mes randame treniruoklių salėse, nes spaudimo kampų suoliukai dažniausiai turi būtent tokį kampą, o 30 laipsnių kampas. Tai yra jis netoks status, tada priekinė pečių dalis netaip smarkiai asistuoja, netaip smarkiai padeda krūtiniai. Ir toliau jau seka šitos rekomendacijos, arba netgi galima pasakyti šitos tiesos, nes tai pasakė labai autoritetingas žmogus, išpildymas. Pirmasis sprendimo būdas yra tą štangos spaudimą kampu atlikti nefiksuotame gamyklinėme suolelyje, kurio kampas dažniausiai būna 45, kartais šiek tiek daugiau arba šiek tiek mažiau, bet jėgos stove, kuriame yra atliekami pritupimai ir jame žemiau pasidarius tuos pasidėjus kablius ir atsivežus suolelį, kurį paprastai naudotumėte hantelių spaudimui kampu ir tenais pasidarius tą 30 laipsnių kampą. Antrasis sprendimas – spausti Smito treniruoklėje, tai yra su ta fiksuota štanga, vėlgi atsivežus tą suolelį reguliuojamų kampu ir nusistačius tą 30 laipsnių kampą. Ir trečiasis sprendimas yra tuo 30 laipsnių kampu spausti hantelius. Tikiuosi šitą informaciją jums padės, bet dar kartą noriu pabrėžti, kad izoliuoti krūtinę, stengtis atskirti ją nuo priekinės pečių dalies prasminga tik tada, kai sportininkas jau yra pažengęs, tada kai pečiai yra labiau išsivystę, o krūtinė jau yra šiek tiek labiau atsiliekanti. Naujokui to daryti dar nereikia, jam reikia treniruoti viską ir tegul viskas auga. Lygiai taip pat kaip aš save visą karjerą iki dabar laikau naujoku ir kai aš atlikinėju mirties trauką, kuri yra pratimas apatiniai nugaros dalį, aš nesuku galvos dėl to, kad ten galinė šlaunų dalis labai smarkiai dirba. Kodėl nesuku? Dėl to, kad lipant į kultūrizmo sceną, galinė šlaunų dalis taip pat yra labai smarkiai reikalinga. Tai tas bandymas izoliuoti, skirti vieną raumenį nuo kito ir kažkurio raumens netreniruoti ne visada yra prasmingas. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu turite įdomių klausimų, prašau rašykite. Beje, šitas klausimas yra mano asmeninio kliento užduotas, kurį aš akis į akį treniruoju. Tiesiog dabar man galvoje tai susigulėjo. Čia Afrikoje turiu truputėlį daugiau laiko kūrybai ir jį atsakiau. Jei jums ši informacija, kurie čia dalinuosi, pasirodė naudinga, tada daugiau mano turinio, treniruočių, mitybos, maisto papildų, motyvacijos, disciplinos temomis, kur aš kalbu po 40-60 minučių, galite rasti Contribui platformoje, apačioje dalinuosi nuorodą, kuri yra. Prisijungimo kaina yra tik tai 5 eurai per mėnesį ir ten yra jau virš 50 išsamių paskaitų. Turėdami tos prisijungimus, taip pat jūs turite galimybę klausti manęs ir gauti mano atsakymus apie jūsų treniruotes, apie jūsų mitybą ir taip pat gauti mano 20 ir daugiau jau netgi metų treniruočių, dietos laikymosi, dalyvavimo varžybose patirtį. Jeigu jūs norite, kad aš jums sudaryčiau treniruočių programą, individualią treniruočių programą arba individualų mitybos planą, tada su manimi susisiekti ir tai padaryti galite per mano Facebook, arba per mano Instagram, arba per mano internetinį puslapį andriuspauliukevičius.lt. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.